nukreipi savo dėmesį kažkur tai, jo? Tai tarsi jungiklis yra. O tu domiesi va tokiais visokiais situacijomis ir panašiai, ir tau tos situacijos ateina. Tu reaguoji į jūs. Tu supranti, va tas va ketinimas, kaip aš sakiau per tą seminarą. Va, tu nukreipi savo dėmesį kažkur tai. Ir tu jau automatiškai turėsi informaciją, gausi informaciją, kaip prisijungimas kažkoks, tai žinai. Aš galvoju, kad čia ne tik aš taip reaguoju. Aš galvoju, kad reaguoja visi žmonės. Tik tai. Žmonės vėl nežino apie tai ir jie skuba tabletės, piliulės pas daktarą bėgti, žinai. O daktarai gydo. Kaip mano viena daktarė pažįstama pasako, mes negydom jūs, mes padedam jums numirti. Nes gydytis pats turi. Ir aš neskubu vaistus imti, pas gydytojus bėgti ir panašiai, ir panašiai. Ir net jeigu man iš tikrųjų blogai yra, tai aš stengiuosi pakeisti savo būseną. Tiesiog mažiau pykčio, mažiau spaudimo kažkokio ir panašiai. Pavyzdžiui, kaip sveikata, žmonės, kurie turi didžiulį spaudimą. Nu, matuoju, čia spaudimas, matuoju, didelis spaudimas yra virštamo širdies smūgių visokių ir panašiai. Tie žmonės, kurie spaudžia kitus labai stipriai. Spaudžia, tai yra spaudimo, seka spaudimo, pavyzdžiui. Tie žmonės, kurie bijo, su baimė, kad yra kažkaip tai santykiai blogai, panašiai, suskrendžia. Ypač santykiai su žmona, su vyru. Dažniausiai su žmona vyrams tai yra dažniausiai problemos skrendžia. Tie žmonės, kurie su stubrais problemą turi, tai labai paramos nori nuo kitų. Nepajėgis patys atsistoti ant kojų ir stovėti. Ir aš jau čia praėjęs per visą šitą reikalą.